Na, sausainiai yra toks desertas, skanėstas, su kurio niekada neprašausi. Jis buvo skanus visuomet. Itališki tradiciniai sausainiai, biskočiai turi tokią ypatybę, kad jie kepami 2 kart. O ką į juos įdėsi, čia yra jau pasirinkimo reikalas. Aišku, yra tie klasikiniai variantai, tačiau kiekvienas gali įsidėti tai, kas jiems patinka. Ir be to, kad tai yra lengva pagaminti, labai skanu valgyti, tai gali būti nuostabi idėja kalėdiniams dovanoms. Kiekvienas įdeda tai, ką labiausiai mėgsta, ir tai bus tarsi jūsų parašas sausainiuose. Išgeriu rytinę kavą ir einam gaminti biskočių. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Pasigaminti biskočius arba kitaip 2 kartus keptus sausainius yra iš tikrųjų visiškai nesudėtinga. Pradėsiu nuo to, kad į plakimo indą įdedu 45 gramus kambario temperatūros sviesto, 150 gramų paprasto kristalinio cukraus, šlakelį vanilinio ekstrakto ir tiesiog reikia ištrinti cukrų su sviestu, kol išsimaišys. Išsimaišius cukrui su sviestu, įmušu 2 kambario temperatūros, žinoma, tik laisvai laikomų vištų kiaušinius. Na ir dabar jau truputėlį paplakti reikės, kol masė taps šiek tiek puri. Na, taip sakant, šlapieji ingredientai jau susimaišė ir prieš dėdamas miltus pasiruošiu sausainių priedus. Aš naudosiu lazdynų riešutus, labai lietuviška, taip pat cukruotą imbierą bei pusiau džiovintas figas. Na, šitų ingredientų galite surasti į mūsų Gardų parduotuvėje. Figų, na, per daug pridėti negalim. Tai maždaug 100 gramų arba, na, kokios 8 figos. Figas taip stambiai supjaustysiu į kokias 6 dalis, kad į kiekvieną sausainiuką papultų bent truputėlį. Su imbieru reikėtų nepadauginti. Tai yra tikrai stiprus toksai kaip prieskonis. Ir kuo daugiau mes jo pridėsim, tuo aštresnis bus pats sausainis. Tad kokių 50 gramų tikrai pilnai užteks. Ir jis nėra toks visiškai kietas, bet nėra ir labai minkštas. Tai supjaustyti reikėtų tokiam nedidelėm juostelėm arba nedideliais kubeliais. Riešutai tradiciškai iš tuos dvigubo kepimo sausainius nesmulkinami. Viskas, ko reikia prieš dedant į tešlą, tai riešutus paskrudinti ir kad jie būtų be luobelės. Kad ir kokie jie bebūtų, ar migdolai, ar lazdynų riešutai, bet kad nebūtų luobelės. Šiek tiek citrinos žievelės, kad suteiktų gaivumo. Na, citrusų žievelės kepiniuose, ypatingai sausainiuose ar kažkokiuose saldžiuose kepiniuose, sumažina tą saldumo pojūtį. Citruso aromatas turi tokią stebuklingą galią. Miltai ir kepimo milteliai. Miltų reikės 270 gramų ir maždaug 10 gramų kepimo miltelių. Ir sijojant viskas kuo puikiausiai išsimaišo. Mažiau nešvarių indų. Ingredientams susijungus ir sudėsiu paruoštus sausainių priedus. Paruošta tešla yra tikrai lipni. Į dubenėlį įpilkit vandens ir prieš pradėdami formuoti truputėlį rankas jo ir suvilgykit. Vizualiai plius minus padalinam tešlą
į dvi dalis. Čia tikrai nebūtinas labai jau toks didelis tikslumas. Įtiesia į skardą kepimo popieriaus ir suformuojam štai tokios formos, tokio dydžio tešlos batoną. Taip paruoštą tešlą, tokius batonėlius, dedam kepti pirmajam kepimui. 175 laipsniai ir 25 minutės. Po 25 minučių kepimo sausainių kepalėlius supjaustome centimetro, pusantro pločio riekelėmis, sudedame atgal į skardą ir kepame dar papildomas 7 minutės. Na, bet kvapas, aš palinkėsiu, kad jūsų namai kvepėtų taip, kaip dabar kvepia mano virtuvė. Riešutai, vanilė, imbieras. Na, reikia sulaukti, kol atvės ir galima ragauti. Beje, tokius sausainius jūs galėtumėt dar šiek tiek pamirkyti į tirpintą šokoladą ir turėsite dar ypatingesnius sausainius. Na, kaip juos pasigaminti, kaip visuomet sužinosite užsukę į gardugardu.lt. Ten be gausybės puikių receptų surasite ir daugybę puikių produktų, ingredientų gaminant įvairiausius patiekalus. Nepamirškite mūsų aplankyti socialiniuose tinkluose bei YouTube platformoje, o radę progą užsukite į prekybos centrus Panorama bei Pašilaičiai į mūsų firminės parduotuves. Kaip visuomet labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui bei Electrolux, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Ate!